Taigi, sveiki visi ir šiame video nelabai kaip ir matysite, kaip aš gaminu dėklus, bet pagreitintai matysite, ten labai trumpai padariau, kaip šitą rodžiau, kaip gaminau ir šito nerodžiau, kaip gaminau, nes namuose buvau, žinai, ten nešnekėsi, kai durnelis į kamerą, žinai, pagalvos vėliau, kas čia per žmogų, žinai. Ir aš noriu šiek tiek papasakoti, kaip kas gaminasi ir tada galėsit pamatyti pagreitintai, kaip ten gaminu. Jeigu norėsite, nes, ten nelabai bus įdomu, bet jeigu norėsite, pažiūrėkite. Ir prieš pradėdamas viską pasakoti, noriu pasakyti, apsilankykite vytautaskalvis.com, jeigu patinka jums tokie video. Iš tikrųjų galite ir jeigu jums reikia kažką nusipirkti, ir jeigu nereikia, žinai, jeigu norite Vytautą paremti, man, žinai, nereikia ten donation ar kaip ten vadinasi, tiesiog nusiperka daiktą, žinai, gauna daiktą ir aš atsidėkoju jums. Atsidėkoju daiktojus pinigams. Čia netoks, žinai, nežinau, kaip ten vyksta iš tikrųjų. Tai va, pirmasis peilis, aš iš arčiau vėliau parodysiu, tai jisai čia toks, jisai gan gerai čia įlenda viskas, jo tikrai neišimsi, čia prie diržo aš va taip va padariau, kad eitų jisai. Per diržą persiveri ir ne tai, kad jisai taip kabėtų, bet jisai, pavyzdžiui, čia turit ir toks ateini, žinai, ir ką tu čia, žinai, davai Kauno, žinai, Kauno gatvėse, miesto Kauno gatvėse, žinai, va taip gerai nešiotis jį. Neskatinu aš to, aš tikrai neskatinu, tai nelegalu ir jūs neturėtume to daryti. Šis peilis yra, jisai beveik net ne peilis, iš tikrųjų peilis, bet jisai ne peilis. Čia yra tiesiog žaislas. Tai va, jisai va taip va užsideda, suprantat, Vilniaus gatvėm tikriausiai to nėra, bet Kauno tikrai gatvėm to prireiktų, žinai. Pasiemi, įsitrauki ir viskas normaliai, bet jeigu norite ir Vilniaus gatvėmis, negalit nelegalu tai daryti, vaikščioti su peiliu. Šis peilis yra, kokio jis ilgio, jisai medžioklinis peilis, tai žinai, čia nedarėtų, žinai, su juo vaikščioti labai. Jisai yra 11,5 cm ilgio. Tai nelegalus toks, žinau, kad jeigu norit pamatyti legalių peilių, suprantat, kur galit gatvėse vaikščioti, žinai, su dėklais, kad aš noriu atgaivinti, žinai, kai Vykintas Matūza, žinai, sako, neprisimenu, kai jisai sakė, bet jisai kietas žmogus, irgi turėtumėt jį pažiūrėti, jisai irgi gamina puikius peilius, bet man atrodo, jam nepatinku, aš jam rašinėjau, kai durnelis, žinai, dėl tų rankenų, nes aš nesuprantu, kaip tas rankenas ten gaminta, aš jam atsiunčiu, žinai, sako, tas blogai, aš sakau, o kaip padaryti gerai, žinai, ir dabar netrašau, ilgai laukiu, žinai, užsiėmė žmogus, ką padarysi. Šitas peilis ir dabar štai šitas peilis, jisai gamintas iš plonesnės odos ir tokia minkštesnė labai. Ir čia tokie hujovi šudini papuošimai, nelabai man jie patinka, jisai irgi įlenda, irgi nelabai jisai iškrenta, žinai. O šitas toks kabės, va štai taip va kabės, aišku, jisai aukščiau kabės nei tas mano senuolis. Tai štai va, einam, iš arčiau aprodysiu jums viską. Jeigu norėsite, nusipirksite ir būčiau dėkingas, jeigu nusipirktumėt, suprantat, nes reikia, žinai, pinigų, visiems reikia tų pinigų, aš taip tas dėklas atrodo, siuvimas nekoks, žinau, aš senokai, aš paskutinį kartą tai kai siuvau, irgi toks nekoks gavosi. Reikia čia biškį pasistengti su to siuvimu. Kažkada, kai gaminsiu, tikrai parodysiu, kai gaminti, dabar biškį pažiūrėjau video, kai gaminti, tai, supratau labiau. Suprantat, pirmą pagaminu ir tada sakau, blemba, kaip blogai, reikia pažiūrėti video, kaip gaminti. Tai štai taip atrodo šis peilis su dėklu odiniu. Čia ir noriu papasakoti, kaip pagaminti jį dabar. Ir tas pats su juo irgi, va su šito tas pats buvo. Tai ką reikia daryti, tai pirmam jums reikia popieriaus lapo. Bet kai gaminsiu, iš tikrųjų pamatys, aiškiau paaiškinsiu popieriaus lapo, persibrėžtą šiek tiek peilio formą. Aišku, čia jau tas yra, kaip sakant, ta apsauga, tai reikia mums pagal tą apsaugą tokio dydžio brėžti. Ir tada mes atsižymim, kokią norim formą, kad į tą dėklą įtilptų mums, išsikerpam iš popieriaus, persidedam į odą,
o kirpti reikia perlenkus lapą. Perlenki lapą, nusibrėži, iškerpi žodžiu ir turi atlenki ir turi pilną tą formą. Tai tada atlenkus lapą ant odos uždedi, persibražai, iškerpi odą, aš taip pat čia ir dariau. Aišku, nėra labai toks, žinai, dailus, gal peilis, bet ne peilis, labai dailus, pažiūrėkit, blemba, kokie raštai. Čia ne Damaskas, čia Sanmai būdu tikras geležis su kieta geležimi. Štai šis peilis. Nu, tas peilis geras ir tas dėklas, žodžiu, nelabai toks geras, jisai čia toks, nu, nekoks. Ir kodėl jūs galvojate tikriausiai, kodėl čia ties vidurį reikia įdėti odą, nes jeigu įdėtum peilį į dėklą, tu gali prapjauti siūlus, o tą odą apsaugo, nu, neprapjauti, nes į tą odą pjaunasi ir tos siūlus nespjauna, užtat siūlas eina per tą odą ir tada išlenda ir taip susuni, žodžiu. Toliau, aš nematėte, bet aš šlapinau, kai pirmą kartą gaminau odą, rankeną, šlapinau visą odą. Tikrai to nereikia, jinai gan lengvai lankstusi, nebent labai kietą jūs nusipirktumėte. Jeigu labai kietą nusipirktumėte, tai reikėtų, bet geriausiai lankstyti tik ties lankstimu. Pavyzdžiui, ties čia lenkti būtų čia didžiausias lenkimas. Ką toliau noriu pasakyti, tai tie papuošimai man žiauriai nepatinka, bet jeigu jums patinka toks, suprantat, rankų darbą, žinai, rankų darbą, toks dalykiukas, Vytauto Kalvio rankų darbą, žinai, galite ir nusipirkti, iš tikrųjų čia kažkas prasidėjo, kažkokie juduliai nelabai man patinka, jeigu norėsite pamatyti atidžiau, galite nueiti Vytautas Kalvis, čia spaustuvų dėmės, čia irgi spaustuvų dėmės, nelabai gražiai atrodo. Ir man tie iš tikrųjų nelabai gražiai atrodo, bet jeigu jums patinka, nusipirkite. Nu, aš nesakysiu, nusipirkite, jeigu norėsite ir, žinai, aš labai jūsų nepriversiu, ten jūs turit savo nuomonę, ką jūs ten darysite, nu, nesvarbu man apšė. Svarbu, jeigu pirksite, bet, nu, žodžiu. Ant šito man tas labiau patinka, buvo jisai toks švarus, suprantat, nėra nieko tokių visokių raštų, toks švarus, man labiau tas patinka. O tas dėklas nelabiau patinka, bet, nu, dėklas peilių vis tiek neperdarinėsiu, žinai, oda irgi nepigiai kainuoja. Tai va, vėliau aš tepiau su kažkokiu aliejum. Pamiršau pavadinimą aliejus, bet aliejus buvo aliejus. Aš jį sutepiau ir tada sutepiau vašku, nes kad apsaugoti odą ir peilį apsaugoti, kad dėklė būdamas, žinai, aplyjus, žinai, gal nelabai suridytų. Tai va, tokie peiliai. Tai atsiprašau, kad labai ten nefilmavau, ten greitai nufilmavau, aš ten šnekėjau, bet ten šnekėjau nežinodamas, suprantat, kaip prasibandžiau pirmą kartą, tada jau žinojau, kaip ten viskas darosi. Antrą kartą, bet jau tas seniai buvo, gal prieš kokius 4, ne prieš 4, nors prieš 4 bus tikriausiai jo. Tai va, tikiuosi, kad patiko šis video. Jeigu taip, spauskite like, jeigu ne, spauskite dislike, prenumeruokite kanalą, subscribinkite, apsilankykite vytautaskalvis.com ir jeigu norite nusipirkti, nežinau, kažką užsisakyti, irgi galite apsilankyti, nu, savo išskirtinių užsakymą vytautaskalvis.com. Na, į kontaktus parašė savo e-mailą, žodžiu, ten ir savo žinutę, ką jūs ten norite padaryti, kad aš padaryčiau, suprantat. Buvo ten šiek tiek, buvo vienas, bet tas vienas kažkaip rašė, žinai, sako, kardą man reikia, sakau, nu tai davai, žinai, sako, ir jisai geras kardas būtų, jisai ten šūdiną nusipirko, nu dekoratyvinį, atsiprašau, tai pasakysiu, dekoratyvinį nusipirko, sako, tai man iš gala, žinai, ir aš kapočiau galvą, žinai, sakau, nekapok tu jokių galvų, žinai, nes tavo atšip, žinai, bet galėčiau už galas, jeigu norėtum, žinai, pavyzdžiui, atšiptų, žodžiu, nes labai tas metalas labai minkštas, dekoratyvinis, nes to dekoratyvinio, žinai, kad ant sienos tiesiog pasidėto, Vytautas gamina ir kad ant sienos galėtum pasidėti tokius grožius ir kad galėtum pasidėti, žinai, ir mėsai pjausit ar kapot kažką. Kapot gal labai medį gali kapot, bet jeigu kaulą kaposi, tai tikrai atšips, aš garantuoju. Aišku, žinoma, ne taip greitai, kai tas daug, iš vis negreitai atšips, bet atšips tikrai, jeigu į tą labai kaposi į akmenį iš vis ten suvarysi. Tai va, ir susitiksime kitame video.
dar pažiūrim ten tą timelapsą.